Sveiki, sveiki. Na ką, matau, labai lėtai vyksta išpardavimas. Labai mažai einat, žiūrit kažką. O gal jau tapot įnoringi, jau nebe bet kas patiks jums. Jau prisipirkę beveik kiek viską. Žiūrėkit, tokį va peiliuką turiu jums. Labai fainas, labai daug dirbęs, tikras japonas. Matote, labai smagus peilis. Formikė, čia nuolydžiukai pasiimti, kai dirbi labai patogu. Dabar žiūrėkit, peilis nerestauruotas, negalastas. Čia greičiausiai buvo kažkokie lipdukai, tai paliko dar graži spalva, kai matote. Toliau peilis kažkiek nublukęs. Peiliui reikia, restauracijos reikia, galiu sakyti. Tai va, dalykas toks. Rankeną reikia restauruoti, atšlifuoti, atpoliruoti, kad būtų gražiai, kaip nauja. Taip tokių peiliukų darau aš. Poliruoju, šlifuoju, tai būna labai gražus vėliau. Šiaip patarčiau ir geležtą nuolydį naujai susišlifuoti. Bet čia yra rimtas superinis peilis. Ir dar bijau pasakyti, ar jis vieno ar 3 sluoksnių neįsižiūriu, greičiausiai, kad vienas, bet bus gana kietas. Tai žodžiu, labai fainas, labai patogus, labai smagus toks guito peiliukas gali būti jūsų už 60 euriukų. Jeigu reikia, galiu atšlifuoti, atpoliruoti, pilnai atrestauruoti ir pagalasti. Už papildomą kainą, aišku. Jeigu ne, tai aš padarysiu ir tada jis kainuos. Kažkur apie 180 panašiai. O jūs galite už 60 euriukų, jeigu restauravimas ir galanimas, tai panašiai dar taip pat kainuotų pas mane. Na, bet jeigu jūs tai padarysit, jums kainuos žymiai pigiau 60 už tokį peilį. Šiaip jis yra pilnai tvarkingas, kaip sakant, techninė dalis jo pilnai tvarkinga, neturi jokių įtrūkimų, įlūžimų, viskas su juo gerai ir gana kokybė gera. Tai va, sveiki bičiuliai.